Sveiki visi, žiūrintys video kanalą. Kintai, Kintų taurė, pirmas etapas. Nežinau, nesu buvęs čia, ketvirtam sektoriui ištraukim, ketvirtą. Tai komandos įsiskirstė, kaimynai MKK iš vienos, tiksliau Kauno karpininkų klubas, Mindaugas, labai pažįstami gerai kaimynai, pernai šalia visą laiką gaudė. Iš kitos pusės 9, irgi pažįstami. Realiai turnyras mums labiau testinis. Bet aišku, rezultato norisi, žiūrėsim, kaip čia seksis. Kol kas vyksta iškrovos darbai. Mūsų sektoriukas, biški vandens yra. Daiktų, aišku, belė kiek, kaip visada. Ne tiek, kiek, o tiesiog tikrai labai daug Vytas va triūsia, einu aš prisijungsiu. Nu ką, po starto pasijungsim, žiūrėsim, kaip seksis. Na ką, valandą, nepilnai 40 minučių iki starto, biški įsidėliojam. Biški apsisprendėm su atstumais, startuosim, manau, po truputį, nesiplėšim iškart labai toli, bandysime išdėstyti vienai meškerės. Gal pradžiai net ir nejaukinsim, darysim su PVA. Va, jau meškerė stovi. Tas variša kažką tai čia, žiūri kažką tai. Va, masaliukai paruošti pirmam startui. Nu ką, kažką tai bandysim. Ką, startavom, 12 valandų. Tiksliai dabar galvoju, nuo kada, nuo kurio žuvis įskaitinės, bet neparašta taisyklėse. Bet tai mums nelabai esmė. Svarbu, kad kibtų. Dabar meškerės išdėstėm trikampiu. Nežinom, iš kurios pusės ateis žuvis, bet pagal vėją turėtų neateiti iš dešinės. Taigi žiūrėsim, jeigu pas Vytautą bus pirmi kibimai, tai biškai keisime lanką, darysime vieną pusę, arba jeigu iš tos pusės žuvis į kitą pusę. Nu, žodžiu, 2 centrinės yra iškištos, 2 kraštinės į kraštuose. Manau, kad pirmą pusvalandį arba valandą tikrai nejaukinsime, o po to paduosime jauką. Jauką, nu, apie jauką pasakysiu tiek, kad frakciją duosim dabar smulkę. Ką duosim, kaip duosim, tai čia mes testuojamės, tai apie jauką daug kažką nekalbėsiu. Aišku, naudojam viską, ką ir visi, tai boiliai, peletės, tigras, kanapė ir kitos grūdinės kultūros. Taigi, varžybos prasideda. Na ką, taip sakant, pavasaris yra toks, koks yra. Liūtis tokia nemenka prasidėjo. Kągi, 5 valandos neturėjom nei vieno karpinio kibimo. Kaimynai iš dešinės Kauno karpininkų klubas nusitolino iki 140. Pagavo jau 2, kiek žinom, žuvis. Ir karpiai kažkur rodosi ant 150-160 metrų kaišiojasi. Mesgi kol kas tokiais atstumais nenueinam. Laikomės apie 100-110 metrų. Bandom pačią žuvį prisišaukti. Nes mums reikia susižiūrėti, kad pašarai dirbtų, o ne atstumas. Tai va, nežinau. Laukiam kol kas. Žuvis rodosi, bet į pašarą kol kas nereaguoja. Taigi kol kas tiek naujienų. Nu ką, visa diena be kibimo. Oras toks, kaip pasakyti, įdomus labai. Būna biški taip nutyla, žuvis ten pasirodo, būna va tokios ruožai, šuorai vėjo su lietum eina. Bet kibimo nei vieno neturėjom. Nu, gal ant nakties kažkas judės. Kągi, gražus rytas. Ką tik pajaukinom. Kažkaip nelabai kas ką mėtė, nes nelabai kas ką pagavo. Kiek žinom per telkinį, mes irgi nelabai kažką. Nu, porą pavyko suvilioti. Buvo apie 1 valandą ir 2 valandą. 2 kibimai, abu realizavom. Kažkur čia Vytas pakabino. Va, matau, vienas šniūras čia kabo. Nu, žodžiu. Tai va, tokios kol kas naujienos. Labai, galima pasakyti, nu, įdomi. Dvejopos mintis, ar čia per anksti mes čia, ar čia per vėlai kažkas, ar per daug įrūkinam, ar frakciją reikia stambinti, išimti grūdus visus. Žodžiu, yra apie ką pagalvoti.
Nu, darysim kažkiek korekcijas. Aišku, su taškais gaudimo nekeisim turbūt, toliau neisim, nes vėjas tikrai būna, kad pakyla labai stiprus ir tą užmesti tą virš 120 plius yra pakankamai sudėtinga. Ir valai čia storesni. Nu, žodžiu, kažkaip stengsimės toliau judėti priekį. Ką? Žiūrėk, 1, 5, 0. Gerai, nu ką, pirmas mūsų karpiokas veriasi. Ir bus dar vienas. Nu ką, antras. Pirmas buvo 10,5. Įskaitinis, čia įskaita nuo 5. 5 ar 10. Nu, 10,050, man atrodo. 1, 3, 5, 0. Dėk ten. Įmat. Naktiniai mūsų labai nudžiugino. Ir panašus toksai pats panašiai. Iš vieno būrio buvo atėję matyti. Nieko, man atrodo, kintai to jau pabus, pašils ir vėl tonomis visi pradės gaudyti. Turės savo, iš tikrųjų. Nes dar žuvis tokia, dar pavasaris smarkiai vėluoja. Ir kaip per varžybas, iš tikrųjų, čia visada vėluoja. Čia visada vėluoja. Įveidrodukas. Nu va, kokias kimba žuvis kintuose per varžybas, čia pas kaimynus. Tokia nublemba, tai jos dydis čia tokia normali. Tu nu, reikia pasidaryti. Oik tu savo. Nu gera. Daugiau negu para. Oras kaip ir pasitaisė. Pas kaimynai pagavo plačią kaktį. Po to dabar bekalbant lydeką pagavo. Taip kad kolekcija pilnėja. Pas mus kol kas nei pyp. Niekas nekimba. Ramu. Gaila aišku, bet labai tikėmės, kad pašilus į vakarą sujudės žuvytė. 6 valandos, vėjas labai smarkiai pakankamai pakilęs, nors ir negaudam labai toli, bet užmesti yra problemų, nes ir valas pastorintas. Biškis sujudėjo kairiai pusėje šitą įlanką, nes vėjas taip ir pučia iš dešinės į kairę. Nuo ryto, pakankamai stiprus. Tai trečias pagavo 4 žuvis ištraukė, antras pagavo porą žuvų tikrai, 30 pagavo porą mačiau, daugiau nemačiau. Mes vieną pagavom irgi iš jų pusės, iš kairės, ant kairės meškerės. Jie irgi susirinko tas žuvis irgi ant antro stovo nuo antro sektoriaus. Toks vaizdas, kad žuvis po biškį jas sunešinėja į šitą įlanką. Dėl jaukinimo šiek tiek sumažinom, nes jokio atsako kaip ir nėra. Žuvis šokinėja, bet labai reti šuoliai ir tikrai nepanašu į tuos kintus, kur esam pratę matyti vasaros pradžioj, kada yra šilta ir vienas po kito eina šuoliai. Čia vienas kitas šuolis. Ir tai dažniausiai jie pradeda šokinėti, kada pradedam su spombo mėtyti. Masalai, 3 kibimai, visi nei vieno pasikartojančio masalo, tiesiog didi kažkokį tai mažiuką šuduką, taip sakant, vafteriuką, popsiuką, ten kažką tokio, meti, ras išlėkia, galvoju, viskas, radau masalą, bandai, kad laikyti, ant jo nekimba, dedi kitą ant to, nu, žodžiu, toks vaizdas. Kągi padarysi? Varžybos yra toks dalykas, lauksim. Kibimas ant kairio stovo, pirmas toks iš šitos pusės. Irgi masalas turbūt pirmą kartą buvo uždėtas toks. Tikėkime, kad žuvis eina po biškį krantą. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Dar vienas kibimas iš paskos. Prieš tai Tugas realizavo grinių labai neblogą. Tokia tikrai 12-13 tikrai bus. Pas mane išlėkė irgi. Džiaugiamės, kad biškį prisišokėm kažką. Dirbam toliau.
Taigi pavyko ištraukti ir man žviniuką, biškį mažesnis negu vytuko. Kaip bus vėrėjai, parodysiu, kas per žuvis. Dabar jau garsą girdėti, tai vyksta malimo darbai. Tigrą bandom smulkinti. Kadangi kiekiai tokie didesni, tai jau su to buvo, su rankinė nelabai gaunasi. Čia plius yra elektrikintuose. Tai su suktuku dirbam. Žodžiu, gavom to aktyvumo biškį. Du kibimus. Kągi, laukiam gal dar iki vakarinio. Liko vakarinis pajaukinimas, dabar pusė apie 7, tai už kokio 20 minučių eisim jaukinti prieš naktį. Ir lauksim, kad naktis būtų dosni. Bus gal kažkoks kibimas, jeigu išeis parodysiu. Pirmas žvinius. Čia mažesnis. Net neparodė žuvies. O tai bliam. O čia didesnis žviniukas. Gal nupatint tave? Kodėl? Gražus. Tris? Nedaug mes. O. Kągi, rytas, naktis, nedarbinga, galima sakyti, vienas kibimas, viena žuvytė tik tai. Nors va, kolegos iš kairės, tiek 9, tiek Linauto akademija, tikrai naktį, kiek buvom išėję, žiūrėjom, dirbo ir tikrai gaudė. Kiek žinau, 2 sektorius 6 pagavo žuvis. Taip kad mūsų kol kas dauguma lenkia. Nežinau, su ko tai susiję, dėl to, kad mes čia gilesniai daly gaudom. Nes realiai labai gerai gaudė kitas krantas ir žuvis, jeigu žiūrint šuolius, jinai šokinėja ne per vidurį, o labiau link ano kranto. Kiek yra tų šuolių. Ką darysi? Biškį oras pasikeitė, vėjas dabar mum į nugarą, jeigu vakar pūtė į kairę va į tą kampą, tai jisai labai neblogai sugaudė, tiek 30, tiek 9, tiek 9, 3 sektorius. Taigi, gal šiandien kažkas pasikeis. Gal žuvis biškį atšalus orui, eis į gilesnis vandenis ir gausim ir mes to daugiau aktyvumo, nes vakar toksai lengvas aktyvumas, galima sakyti, 2 kibimai per pusvalandį ir po to vėl ramu. Taigi va tiek žinių iš Kintų kranto. Aišku, keičiam ir taktikas ir paduodam daugiau to, mažiau to. Gal tai kažką įtakoja irgi. Be abejo, viskas įtakoja. Taigi, laukiam dar parą laiko, 1,5. Kągi, Vytas kobrina. Po pašėrimo turėjom tokį aktyvumą, 3 kibimus. Tai labai to džiaugiamės, galima sakyti, per 1,5 valandos po šėrimo, taip su intervaliukais, gavom 3 kibimus. Tai labai gerai. Neaišku, ką jau čia sureagavo, ar į pašarą, ar tiesiog dėl to, kad šaltas vanduo su vėju pradėjo į aną krantą ir žuvis pradėjo slinktis link mūsų. Daug faktorių, aišku, jie gal pasikeis, kada jau bus sekančios varžybos po 2 savaičių. Čia daugiau tokie kaip ir treniruočių pobūdžio varžybos mum. Kažkokių tikslų nesiekiam, aišku, rezultato norisi, bet jau ir taip aišku, kad rezultato kažkokio tai labai gero nebus, nes turbūt trotatūnai jau virš 200 kg turi, tai jos pasivyti yra šansų labai mažai. Kažką pasivyti. Vakarėms svėrime buvom per vidurį lentelės 13. Iš po nakties irgi ne kažką, taigi, bet bandom taktikas. Dabar labiau pradėjom jaukinti boiliais, gal į spombą maža reakcija. Žodžiu, bandom įvairius dalykus. Svėrimas, turim 4 žuvytės, nėra jos labai didelės.
Va, tokie va. Ką, dirbam, sveriam. Kągi, kibimas. Šiaip realiai nelabai daug gaudom. Realiai žuvis praeinanti visa. Pagavom porą žuvyčių. Dabar va kibimas. Jau toj 7. Džiaugiamės ir to vienais kitais kibimais. Mavytas traukia. Einu paruošiu permetimą į pavadėlį. Dar kažką. Kągi, sekmadienio rytas, 7 valandos. Naktis visiškai rami, nei vieno kibimo. Vakar pasvėrėm 8 žuvytės. Nu, buvom po svėrimo turbūt paskutinio lentelę pasižiūrėjau, lyg tai buvom kažkur 15 ar 16. Nu, ką padarysim? Kaip matot, rūkas šiek tiek atšalo. Šiandien žada būti šilčiau, bet jau kažko tai neprigaudysim, nes kaip ir minėjau, Rotatūnainam krante, kurie jau buvo išsiveržę, vakar dar pagavo ar 37 žuvis pasvėrė, taip kad žuvis ryškiai stovi anam krante ir nei ten vėjas, nei ten kas labai smarkiai jos į šitą krantą netempė. Nu, nieko nepadarysi. Pavasaris žuvis turi pasiskirstyti, aišku, pašilus jinai eis į kraštus neršti. Taip kad sekančios varžybos bus irgi įdomios, o šitos varžybos uždavė gal daugiau klausimų negu atsakymų. Nieko. Kaip sakoma, lengviau. Sunku treniruoti lengvų mūšyje. Taigi, žiūrėsim, kaip seksis kitose varžybose. Na ką, paskutinis svėrimas. Nu, gal dar pagausim pusantros valandos. Dar vieną va pavyko suvilioti žuvytę. Žveniuką taip ir baigsim. Vieta kaip ir nesvarbu, svarbu patirtis įgauta prieš sekančias varžybas. Nu, parodysim. Labai gražus žviniukas. Taigi, kol kas tiek. Kągi, liko nepilnas pusvalandis iki varžybų pabaigos. Tokiu metu mes kibimų neturėdavom. Paprastai ryte porą kibimų ir į vakarą 2-3 kibimai. Vakar buvo biški daugiau. Naktį buvo šalta. Nu, nekibo. Ką darysi? 2 kibimai ryte, vienas atsikabino, vieną ištraukėm. Tai va, rezimuojant, ar tai, kad čia gilioji dalis, nes ir atšalo, žuvis labiau eina į šiltą vandenį, į kraštus, tai taip ir pasitvirtino. Realiai, ką norėjom sužinoti, šiek tiek informaciją susirinkom, pasidarysim išvadas, kažką pasirinksim, kažką susitvarkysim, kažką gal pakeisim, išsibandėm, ką norėjom daugmaž. Taigi, tiek žinių iš šitų varžybų, laukia atranka į Lietuvos čempionatą. Taigi, susitiksim čia po poros jau savaičių, kam gal kažkokią informaciją gavot iš čia, gal negavot. Aišku, daug čia nebuvo tų žuvies traukimo, nes ir žuvies daug nebuvo ir karpiai dar tokie, nėra taip, kad kibimas ten labai smarkiai važiuotų, biški tik prikelia ir tempia iš lėto. Nes ir toli metant ir giliai švinas sminga į dumblą, tai karpis jį išlupinėdamas daug jėgos nepanaudoja, ta prasme, nu, neduoda tokio smarkaus judesio ir mes stengiamės, kad jis ir neduoda to smarkaus judesio ir biški rytės yra priverstos, kad jis toli kažkur neįsibėgėtų. Taigi, kas žiūri mano video, spaudžiam like, pasimatom kitame video. Nu ką, sveiki visi žiūrintys mano video kanalą. Kintai. LK organizuojamos varžybos. Ne Lietuvos čempionato, o dėl patekimo į Lietuvos čempionatą.
yra 24 komandos, 8 patenka į pagrindinį čempionatą, kur liks 20 komandų ir jos varžysis dėl teisės tapti Lietuvos čempionais ir atstovauti LT rinktinę Makedonijai. Kintai, ką galiu pasakyti, 6 sektorius, nesakau, kad labai esam laimingi dėl to, labiau gal ne, labiau norėjom kito krantą, nes vis dėlto tas pavasaris gana šaltas ir žuvis labiau laikosi seklesniai telkinio daly. Taigi bus pakankamai sudėtinga kažką padaryti. Iš mūsų zonos išeis 4 komandos, bet šitoj zonai turim ir 18, ir 11 kampinį, ir 19, 20. Nu, žodžiu, daug gerų sektorių ir labai abejoju, kad 6 prieš juos kažką tai padarys, bet stengsimės, darysimės. Ką, dabar viską dėliojamės. Va, viskas po biškį bandom kurtis, dėliotis, tvarkytis, meškės atsarginės, gaudiminės, stovai. Žodžiu, startuojam 12 val. Ką, matot, masaliukai ruošiami, builiukas, mažas builiukas, mažytė pavaškė, taigi pavadėliai ruošiamės. Meškeris kaip ir paruoštas. Viskas stovi, dar reikia spodus, bet dar nežinom atstumą nesustatė. Čia tolimui metimui skirta meškerė. Magnumas XLR. Kaip matot, su planu pakankamai valu. Kitos yra valai biški storesni, 0,25. Ant šitų netgi 0,28. Čia artimui taškui skirta. Bandysim ant amūrų eiti gaudyti. Čia jų pasitaiko nemažai. Kągi, toj startas ir bandysim startuoti. Įdomu, ko čia baigsis. Ką, startavom. Iš karto Vytas dirba su kobra. Vidurinės užmetėm į tolimą, toliau biškį, o kraštinės arčiau. Darysim greičiausiai 2 taškus, artimą tolimą. Kol kas tik tai jaukinsim 1 valandą tik boiliais. Žiūrėsime, ar kažkas atsišauks, ar ne. Bet po biškį pradėsim įdirbinėti sektorių. Praėjo porą valandų po starto. Turėjom 1 kibimuką, tai 1 amūriuką turim. Realiai po starto gal kokia apie pusvalandis praėjus. Tiesiog iš artimo taško, galima sakyti. 1 kibimas ir daugiau kol kas nieko. Kiek žinau, kaimynai irgi po 1, po 2 kažką pagavo po starto, kas spėjo, dabar biškį ramiau. Pradėjom jaukinti jau po biškį. Paprastas, tai tigras kanapė. Dar pelečių neįmaišinėjom. Boilių irgi dar nepadarinėjom, žodžiu, po biškį bandom įsijudinti. Žiūrėsim, ar mūsų atsišaukimas kol kas į pašarą žuvis neatsišaukė po pirmo pašėrimo. Kaimyną irgi matau, jaukinasi jau su spomba. Taip po biškį visi pradės jaukinti su spombom. Kągi, praėjo svėrimas pirmas, jau dabar kiek 9 valandos. Pasvėrėm 4 amūrus, tiksliau amūriukus, ten 2 buvo netgi apie 5 kg. Tai bendrai savo zoną esam 8, bendroje 16. Neseniai 1 karpiuką ištraukėm, jau iš tolimos distancijos. Daugiau kibimo kaip ir neturėjom. Daugiausia sugaudė tai Judex, 9 sektorius, pasvėrė 33 žuvis. Tai pakankamai solidu. Toliau jau ten 16, kas 10 pasvėrė. Mes tik tai va 4. Kažkaip ar netrišam ant ko čia, kas čia juda tie amūrai pas mumis. Kažkaip jie, nežinau, nedaplaukė arba ne ant to gaudom. Bet yra kaip yra, žodžiu. Šiek tiek aprimo. Kaip matot, bangos kaip ir tokios aprimusios, bet vėjas vis dar yra. Šuoliai baigėsi. Žodžiu, laikas galėtų žuvis pradėti karpiai kibti normaliau, bet kol kas turėjom tik 1 kibimą karpinį iš tolimo taško ir tuo viskas kol kas užsibaigė. Kimba žuvis, bet ne tos, jau 2 šamuką pagaunam.
Nėra labai dideli tokie, po 10 kg. Bet jau antras. Vietų karpių kimba šamai. Tai va tiek naujiena iš mūsų sektoriaus. 7 ryto. Po šamo dar turėjom vieną naktinį kibimą. Jau buvo beveik šviesa, 4 ryto karpiuką ištraukėm. Ir dabar va ką tik dar vieną karpį ištraukėm. Šitas jau biškai gražesnė. Tai tokia, kaip pasakyti, nežinau pagal telkinį, bet tokia nelabai rezultatyviai naktis. Bet labai tikimės, kad įsidirbs mūsų pašarai ir pradėsim kažką tai rimčiau gaudyti. Dabar reikia kavutės, pasikurt, ruoštis pašarą, tiksliau pašaras jau paruoštas. Aš jums parodysiu. Va. Peletės, tigras, kanapė. Tai va, 8 už valandos jaukinam ir bandom gaudyti daugiau žuvies. Tai pasvėrėm 4 tos žuvis. Vienas buvo pakankamai gražus, 18 100, šiuo metu varžybų big fishas, bet čia matau, manau, laikinas dalykas. Tikrai gali jį permušti, čia yra tikrai 20 plaukėje. Pats esu pagavęs prieš kelis metus. Tai zonai kol kas 5, bendroj 10, bet žodžiu gan prastai. Reikia kažkaip judėti, kažką daryti. Nežinau, suintensyviniam šėrimą duodam kas valandą po 6-7 pombas į tašką, dar į tarpus boilių pamėtom. Bandom kažkaip ją prisikviesti tą žuvį, nes jeigu taip, tai liūdna bus. Kaimynai, tarkim, iš dešinės 9 jie amūrus gaudo gan sėkmingai, bandom mes tos amūrus kažkiek perimti. Vakar pavyko 4 perprašyti į mūsų zoną iš jų. Kai žinėt, yra ribos, tai mes jų labai negalim kirsti, mes stengiamės teisingai žvejoti. Tai va, kažką bandom daryti. Kol kas tiek žinių. Kągi, sutemo. Biškį turėjom čia reikalų šiek tiek, bet nelabai taip, pusiau sėkmingai, galima sakyti, 5 kibimai, 3 realizavom. 2 atsikabina, vienas toli, kitas prie kranto, nes lūpos tikrai karpių yra gerokai padaužytos, o pasvėrėme 4 tik tai žuvytės. Nieko nepadarysi. Pakrytome zonoje, jeigu neklystu, 7 šiuo metu esam. Pakrytome, nes gerai sugaudė anas krantas, seklioji dalis, pakankamai vakare gerai pradėjo gaudyti. Ir kampai, tiek 1, tiek 3 sektorius. Aišku, 27, 26 mūsų aplenkė. Tai va, yra kaip yra. Kągi, laukiam naktinių kibimų, jau sutemo, žiūrėsim. Taigi, labas rytas. Saulėta, gražu, rūkas sklaido. Nieko aš pas nematau. Koks vaizdelis gražus. Saulė šviečia per rūką. Ką tik turėjom tokį labai rimtą išvažiavimą. Žodžiu, važiavo, pakėlėm, važiavo, pabandėm pastabdyti, tokšt ir nieko nebuvo. Tai gal ir kibimas buvo, o gal ir su valu kažkas susikabinęs buvo. Greičiausiai kibimas. Taigi naktis nelabai rezultatyvi. Ką padarysi, nežinau kaip kiti sugaudė. Tikėkimės, kad dieną gal sujudėsim geriau. Kągi, popietė. Nuo ryto svėrimo turėjom 3 kibimus. Tai realizavom 3 karpiukai. Pakankamai ramu, šilta, gražu šiandien. Tikrai apie lietų kalbos nėra ir ta šiluma neaišku prie ko čia prives. Ar žuvis pasiduos nerštui, ar dar kažkiek bus aktyvios. Labai tikimės, kad dar kažką tai sugaudysim. Kągi, sumaišėm pašarą vakariniam pašėrimui. Toks kibiriukas. Bet realiai čia ant 2 taškų tai nėra labai daug, nes žuvis nėra labai aktyvi. Jos tikrai nėra daug. Jis visa palei krantus duodasi.
neršia. Taip, kad dėl to nekeista, kad pirmas labai gerai gaudo. Ir gaudo sekliojo, anam kampėjus irgi neršia. Juose kraštuose. Tai va, šitas kraštas gerai gaudo ir tas kraštas gerai gaudo. O mes pačiam vidurį esam. Tai vieną kitą graibom po biškį žuvelę. Stengiamės įsilaikyti, bet pakankamai sunku konkuruoti su kraštais. Nes ten žuvies tikrai labai daug. Nu ką, bandysime jaukintis. Kągi, pasvėrėm 12 žuvų. Ir biškį kavos atsigersim. Vytas dirba su kobra. Turėjom kibimą pasvėrimo jau. Vieną karpiuką. Taigi dabar jau kobrinam. Ir lauksim vakarinių, naktinių svečių. Kągi, kol kas pasvėrė visus, man atrodo. Į top 4 zonui patenkam. Pagrindinis tikslas patekti į Lietuvos čempionatą, 8-tuką. Mūsų zonai turim būti ne žemiau kaip 4 vietoj. Kol kas patenkam. Dabar laukia naktis. Pagavom, pasirodė amūrai. Pagavom 4 amūrus. Aišku, jie tik tai galvos svorio, jie daug neneš. Nu, bet vis tiek, lyšnas 20 kg per 4 amūrus irgi yra gerai. Taigi gaudom tai, kas kimba. Gražus oras. Matot, telkinys aprimęs. Žuvis ir arčiau kranto praplaukia, bet čia yra daug tiesiog plačiakakčių. Kartais netgi traukiant permetimą į meškerę užsikabina. O, gulbės čia buvo pas mus atsiečius atplaukusios. Bet kažkas netiko. Matyt, kad aš kalbu, tai pasitraukė, plaukė toliau. Taigi labai neblogas vaizdelis. Jau kaip ir su spombom negalima senai mėtyti. Dabar tik tai su kobra. Vytukas dirba ir bandom iššaukti kibimus. Turim realiai kliuvinių. Žinom, kurie yra ir stengiamės, kad žuvis per juos neįtų. Tai va, kol kas tokios naujienos. Einam į naktį. Taigi rytas, naktis tokia vėsoka. Kibimų daug nebuvo, pamiegojom, galima sakyti. Keista, galvom po tokio vakarinio karpių pasirodymo didesnio turėsim to žuvies daugiau. Bet žuvies kaip ir turėjom, bet daugiau tokios smulkios. Amūrai, kaip atėjo, tai kažkiek tai pasigavom amūrų. Karpių nedaug pagavom, kelis. Tikiuosi, kad pavyks įsilaikyti 4-tukę. Ką, 6 ryto. Kobrinam, persimetam. 8 ruošiam pašarą ir judam toliau dar iki finišo. 6 valandos, taip kad dar reikia daug darbų nuveikti. Taigi liko pusvalandis iki varžybų pabaigos. Vakare buvom nukritę jau į 3 vietą. Mūsų aplenkė Anas krantas, 22 sektorius. Pasvėręs vakarui 23 žuvis, bet ryte davė 1 žuvį, mes davėm 14. Tai atsilošėm ir jos aplenkėm ant 30 kg. Dabar turime dar 2 žuvis svėrimui. Po rytinio svėrimo esame bendrai 3 vietoj, zonui 2 vietoj. Mūsų aplenkė šitam krante pats kampas, 1 sektorius, tai nėra labai nuostabu, nes vis dėlto tenai žuvis eina į nerštą ir tenais dabar nestovi, daug ten tos žuvies. Tiesiog tinkantis pavasarių sektorius, kaip visi kraštai esam pačiam centre. Tai va tiek tų žinių. Į Lietuvos čempionatą kaip ir kelialapį iškovojom, tikiuosi dalyvausim, nežinau kaip susiklostys reikalai su porininku. Šiek tiek turi asmeninių reikalų, bet jeigu viskas gerai, tai dalyvausim, jeigu ne, nu tai ką darysi, bent gerai sudalyvavom varžybose, manau, viskas įvyko labai normaliai. Pasitvirtino mūsų ir tiek strategija, tiek taktika, kurią pasitikrinom pirmam kintų etape prieš 2 savaitės.
pažiūrėjom, padarėm išvadas ir tai davė vaisių, treniruotės visada yra reikalingos. Taigi, kas žiūrite mano video, spaudžiam like, susimatysim kitame video, didžiulė padėka labai Vilmanda Žuklys parduotuviai, kurie mus remia ir, kaip matot, viskas dirba.